Labutis, seniai ne čiauškėjau į kamerą ir šiandien taip kalbėjau su draugu ir paskui kažkaip pagalvojau, kad noriu išsiplėsti rašydamas dar filmuką. Tai kalbėjom apie daugą, bet vienas toks dalykas paprastas, kuris užsifiksavo man, tai kaip mes galim netyčia, nejučiom susikurti kažkokį standartą, kurį įsivaizduojam, kad reikia pasiekti ir kaip ir viskas būtų gerai. Bet kai turim kažką galvoj, kas mums atrodo, kad reikalinga pasiekti, tai atitolstam nuo dabartinio momento, nes tikimės, kad nebūtinai ne visada, bet neretai būna taip, kad tikimasi, kad kažką padarius bus kažkaip geriau. Ir reikalas tas, kad tie kažko padarymai irgi neateina iš niekur, jie ateina iš mūsų fantazijų. Ką turiu tuo galvoj? Turiu galvoj, kad mes galim save lyginti su savo gyvenimu, su savo atmintim. Tai, ką mes prisimenam, galvojam, kad jeigu buvo vienaip, tai vat bus ir dabar taip, ir arba siekiam to, arba vengiam, kas yra iliuzija, nes tai, kas buvo, buvo, ir tai, kas yra dabar, ir tai, kas bus, tas bus. Ir nepaisant to, kad tam tikri stebėjimai gali mums padėti turėti užuominų į ateitį, į dabartį, gali padėti priimti sprendimą, kuris turės didesnę tikimybę išsispręsti vienaip ar kitaip, bet galop tai yra iliuzija, tiesiog iliuzija to, kad mūsų toksai nenoras priimti nežinomos ateities sukuria modelį, pagal kurį mes kažką ištraukiam iš praeities, priimam tai kaip labiausiai, pavyzdžiui, atsiminam kažkokius tai dalykus ir išvedam labiausiai tikėtiną galimą variantą, ir tai padeda jaustis protui saugiau, nes tuomet jisai išsprendžia tai, ko jis nežinojo, kad galėtų saugiai jaustis dabartyje, nes nežinomybė jam yra nepatogi. Jisai nori turėti planą, strategiją, kaip jaustis saugiai ir patogiai. Ir viskas to yra gerai, smegenys nuolat veikia tokiu būdu, tokiu principu, jos nuolat skaičiuoja, nuolat kalkuliuoja ir atlieka reikiamus visokius dalykus, kad mes būtumėm gyvi. Tai įeina ir virškinimas, ir mūsų judėjimas, fizinis judėjimas. Ir mintis, lygiai taip pat ir mintis yra smegenų veiklos pasekmė. Ir su mintimis, kai viena yra, kai remiame savo fantazijomis, visos iš tikrųjų yra mūsų fantazijos, ir čia aš nenoriu pasakyti, kad vienos fantazijos yra blogesnės, kitos geresnės, visos yra fantazijos. Klausimas tik tai, kiek mes prie tų fantazijų prisirišam. Ir kitas dalykėlis yra, kai pradedam kurti fantaziją apie savo gyvenimą, lygindami jį su kažkieno kito gyvenimu. Ir dėl ko pradžiai sakiau apie praeitį, apie mūsų pačių prisiminimus, kad mes net ir išgyvenę kažką, tai yra mūsų gyvenimo, tarkim, mūsų gyvenimo praeities istorijos tam tikros dalis, bet jeigu norėtumėm pakartoti tą patį dalyką, kas jau yra buvę, netgi mūsų pačių gyvenime mums nepavyktų. Nes dabartinis momentas jau yra ne tas, jau viskas yra kitaip.
Absoliučiai viskas yra kitaip. Ir tuo pačiu viskas taip pat. Ką to turiu galvoj, kad taip pat išlieka mūsų dėmesis, mūsų ta savistaba, jinai išlieka ta pati. Aplinkybės tik tai pasikeitė, bet kadangi per laiką tų aplinkybių pasikeičia labai daug, tai mūsų atmintyje išlieka tam tikros fantazijos, kurios jeigu mes stebim iš prisiminimų prizmės, tai yra visiškai kitaip ir niekad taip pat nebus. Ir tuo pačiu sakau, kodėl tai yra taip pat, kad jeigu mes esam savistabos momente, tai jisai yra, jeigu tarkim praeitą kartą buvom savistabos momente ir dabar esam savistabos momente, tai jisai pati savistaba, jinai nieko nesiskiria, jinai lygiai tokia pati, jinai gali tik tai matyti skirtingus dalykus, kurie neišvengiamai bus kitokie. Tai yra mūsų kaip ir patirties vaisius, bet ką mes darom toliau, kai mums nebeužtenka šitų mūsų patirties vaisių, kai mes galvojam, kad norim kažko daugiau iš gyvenimo, nes mums kažko liktai čia negana, tai tada pradedam stebėti kitus ir lyginti su kitais ir sukuriam savo iliuziją, kad tai, ką matome išoriai, tuos kitus, tarkim, žmonės, tai yra tikra, tai yra realu, tai yra tikra ir jeigu tai yra tikra, tai reiškia yra pasiekiama. Taip yra protas save sukūręs, kad jeigu aš kažką matau, jeigu aš galiu tai priliesti, man tai yra tikra ir tada reiškia, aš galiu kažkaip tai savo gyvenimą įtraukti. Kaip pavyzdys, jeigu aš matau maistą, aš paimu, galiu įdėti burną ir pavalgyti. Ir mes išmokstam taip žiūrėti į viską ir į kitus žmonės, į kitus gyvenimus, pamirždami, kad gyvenimas nesusidaro tik tai iš to, ką mes matom. Mes negalim taip kaip vaisiaus paimti kito žmogaus gyvenimo ir į save įsidėti, nes gyvenimas nėra kažkas, ką galima apčiuopti, ką galima paimti, įsidėti. Bet mūsų pačių susitapatinimas su ego, proto susitapatinimas su tuo, ką jisai įsivaizduoja, kad yra gyvenimas, mums leidžia susikurti iliuziją, kad tai, ką aš matau, aš galiu į savo gyvenimą įtraukti kaip maistą, paimti ir suvartoti, ar tai susitapatinti. Ir tada pradedam siekti neįmanomų dalykų, kurie tikrai nei laimės, nei džiaugsmo, džiaugsmą, trumpalaikį džiaugsmą gali atnešti, bet ir to pasiekoje gali kažkada nutikti ir laimė. Aš nežinau, kada, negaliu pasakyti, kada kiekvieno iš jūsų gyvenime pasireikš ar pasireiškia dabar, ar buvo pasireiškusi laimė ir pilnatvė. Ir nesvarbu, ką jūs darysit ir ko nedarysit, jinai gali pasireikšti bet kada. Bet tai tik kito lyginimas savęs su kitais ir bandymas pritraukti kito žmogaus gyvenimą į savo gyvenimą tikrai to neatneš. Tai tikrai tai gali ateiti po to kažkada, bet tai nėra priemonė tam pasiekti. Atvirkščiai, nes kai mes pirmiausia, kur yra melas, tos tikrovės melas, kad mums atrodo, kad kitas žmogus yra tikras, kaip vaisius, kurį galim paimti, nes mes jo gyvenimą su juo sutapatinam su tuo, ką mes matom. Bet iš tiesų tai yra tiesiog mūsų įsivaizdavimo apie tą žmogų, mūsų iliuzijų apie tai, kas nutiko tam žmogui, kaip jisai jaučiasi, ką jisai veikia, ko jisai nori, ko jisai nenori. Mes sukuriam tokį siekiamybės vaizdą, sukuriam iliuziją, kurios mes galvojam, kad norim, ir ją sugretinam su kažkokiu asmeniu, kad tai taptų tikra, yra taip lengviau. Smegenims yra lengviau įsijausti į tikrovę, kai yra prie ko ją prikabinti, ir kadangi negalim prikabinti prie savęs, tai prikabinam prie kito žmogaus ir tada tas žmogus tampa kaip autoritetas, kaip siekiamybė
į kurį gali norėtis lygiuotis. Ir kodėl tai yra ne priemonė pasiekti pilnatvei, nes pilnatvė yra dabar, jinai niekur nebuvo niekada dingusi. Viskas kiekviena akimirka yra pilna, kiekviena akimirka yra tiek, kiek reikia ir tiek, kiek nereikia, ir viskas vienoj tokioj išgyvenamoj vietoj, tai yra dabar. Ir bandymas įsivaizduoti, kad yra kažkoks autoritetas ar kažkas, tai kažkokia siekiamybė ateityje, kurią mes galim pagerinti savo būti dabar. Tai mes viskas, ką galim, tai pakeis savo aplinkybės, bet aplinkybės yra tik tai, kaip dėl ko ir sakiau, kad negaliu pasakyti ir nežinau, kada kam kas ateis, ar buvo atėję, ar ateis, ar neteis, nes aplinkybės keičiasi nuolat ir jos yra kaip gretutinis veiksnys, kuris mums nuolat leidžia jas, kaip ir yra pasaulis davęs mums leidimą jį pastebėti per akis, mes per ausis, gamta suteikia mums galimybę pastebėti. Tai aplinkybės lygiai taip pat suteikia mums galimybę jas pastebėti, bet tai nėra priemonė. Tai nėra priemonė taip kaip kad čia dabar taip kaip šakutė. Mes su šakutė galim daug dalykų padaryti. Galim ir sugrebuoti žemę, galim tikriausiai ir kažką nupiešti ant smėlio su šakute, ir galim kažką tai, nežinau, ir nužudyti galim, ir iš daug šakučių galbūt kažką pastatyti galim. Bet iš esmės tai nėra priemonė tam. Priemonė šakutė yra priemonė valgiui. Tai šitos visus dalykus, kam sugalvojame, kad šakutė gali būti panaudota, atlieka protas. Jisai išsprendžia, kaip gali būti panaudotas šitas įrankis. Bet yra kitas lygis, kuris stebi proto veiklą ir galop arba keliauja su protu, arba nekeliauja, arba daro viską, ką sako protas, sako, imk šakutę dabar, durk tam žmogui, pavyzdžiui, arba imk piešk su šakute. Tai arba aš darau tos dalykus, arba nedarau. Ir sakydamas aš, tai kalbu konkrečiai apie savo kūną ir protą, bet šitos dalykus galiu užduoti arba neužduoti per tą stebintį tą gilųjį aš, kuris visą tai mato ir arba reaguoja, arba nereaguoja. Nes minčių gali būti visokių, bet jeigu mes į jas nereaguojam, tai jos ir nusilpsta. Ir dėl to kaip ir įrankiai gali būti visokie, jeigu mes juos nereaguojam, jie nusilpsta ir galop viskas, kas lieka, tai lieka gyvenimas ir pilnatvė. Tai kai neapsikraunam savais įsivaizduojamais įrankiais. Tai dar kad pasikartosiu, kodėl manau, kad tai nėra įrankis tam pasiekti, kad kaip tik įrankių atsisakymas, tokių kaip lyginimasis, bandymas kažko pasiekti, mus tiesiogiai artina prie pilnatvės, nepaisant to, kad mes galim išgyventi ir kažką nemalonaus, nes gali kažko trūkti, kažkaip būti negera, bet
visa kita yra tik tai priemonės kūnui ir protui žaisti. Ir per žaidimą, aišku, gali atsirasti ir pilnatvė, galim ir vis tiek pastebėti lygiai taip pat. Pastebėti galima visada. Tai tik tai klausimas čia daugiau energijos, kiek jos norisi kur skirti, nes viena yra energijos turim tokį kaip ir ribotą išteklių, kurį kaupia kūnas, jis atsinaujina, bet jeigu mes ją tiesiog išvaistom ten bei šiandien kažkur, kur protas tik sureagavo ir mes lekiam, tai gali jos nelikti ten, kur mums yra gera iš tikrųjų. Daryti kažkokiems dalykams, kurie yra malonus vienaip ar kitaip. Ir vėl aš čia nenoriu nukreipti į tai, kad kažkas yra gerai ar kažkas blogai, nes aš to nežinau. Bet pastebėti, kiek mūsų energijos yra leidžiama vedant kažkokios iliuzijos ir kiek energijos yra leidžiama dėl to, kad yra gera dabar tai daryti, dabar gera man kalbėti, tiesiog nežinau kodėl. Kaip žinau, kodėl gera kalbėti. Bet neturiu kažkokio ateities tikslo, kas čia iš to kalbėjimo turėtų gautis. Tai tiesiog dabar tame matau malonumą. Tai va, tai pastebėjimas gali tiesiog kartais gali padėti neišvaistyti savęs į vieną ar kitą pusę, kas irgi nėra blogai. Tai vat vėl papostringavau apie kažką ir kartu apie nieką ir šiandienai tikriausiai užteks.